Nu ką, labas rytas kolegos. Kaip sakiau, atostogos. Važiuojam atostogauti. Nu ką, judam link Klaipėdos ir plauksim į Švediją šiandien naktį. Tai va, gal biškį pafilmuosiu, ką nors kelte iš kelto prie kelto, dėl kelto. Ir gal parodysiu, ką nors tai, kas kaip kur kame, kas per atostogas manęs laukia. Tai va. Gerai, dabar nieko čia neturiu parodyti kol kas. Taip, kad pradedam kelionę link kelto. Sustiksim galbūt Klaipėdoje arba jau kelte. Iki. Sustojam biškį mėgai. Reikėjo nusipirkti keletą smulkmenų, kurias pamiršau namuose. Tai va, einam į Klaipėdą, nes atvažiuoti turėčiau dabar kaip tik tai jau beveik laiku. Tai va, mano mašina. Okay. Aš čia pasistačiau, va, matau. Einam, lypam ir važiuojam. Artėjom prie uosto. Čia sunkvežimio mums sekantis sukimas. Čia jau lengvom. Lemba, čia paprasta davažiuoti pasirodo. Čia ajakio bijojau, ajaikai bijojau. Čia lengvas kažkur turėjo sukti. Čia lengvas, ane? Okay. Nu va, privažiavom uostą. Nu va, atvykau į Klaipėdą, kaip ir sakiau. Uoste iki laivo dar 3 valandas 12 minučių. Einu pažiūrėti apskritai, kas čia yra. Niekada gyvenime nebuvęs Klaipėdos uoste. O tai va. Okay. Tikrai nenori? Uosto laukiamasis. Po biškį judam. Jau leidžia, nesupratau, kiek čia tų valgių 16:07. Judam link kelto, jau leidžia, ar kaip čia dabar, aš nesuprantu. Sakė važiuoti pirmą juostą, nu ir važiuojam. Atvažiavome, susidedam dokumentus atgal. Gerai, kad paskaičiau, kad jau šiandien reikia dokumentų mašinos, Lietuvoje nereikia, o šiandien reikia, sako, vežiotis mašinos techninį pasą. Tai man dar davė kažkokių čia lipdukų, ką čia man su jais daryti. Čia kažkokie bilietai. Šitą gal pasdėti čia reikia, aš nesuprantu. Kažkas nukrito. Lemba, kažką pamečiau. Nežinau, kažko pridalino. Laukiam, palemba karšta, galva svaigsta kažkas. Palemba užsvaiko galva. Nu jau paleidom mašiną, žiūrim, kur čia plaukiam, o tai yra kur važiuojam. Keltas. Kažkur jau važiuosim į keltą. Gal. Ar vėl pastatysi liniją? Nu ką, važiuojam į vidų. Sí, pude explotar. Yes! Lipam. 8B. Okay. Kas čia ir kur čia? Jūs man paaiškinkite, 10, 4, 2, ten, tai kur man čia eit?
Nu, bandom ieškot, bet nesupratau šitą su tais pavadinimais. Nu, va, čia open deck, viršus. Einam pažiūrim, ką mes čia turim. O, sunkios durys. Nu, va, mes ant laivo viršaus. Jau. Mašinos dar važiuoja. Čia dar ne visi. Išplaukėm. Gyvūno vieta. Rūkomasis. Čia žemesnis denis. Leidžiamės į tuos denius. Čia jau yra restoranai ir kavinės. Dar uždaryta. Sea Shop. Irgi gal uždaryta. Čia sėdi visi. Knygų yra. Children Cards. Tai kas čia dar? Čia baras. Čia Mie Baltikum. Čia restoranas šitas prabangus. Čia tas receptionas. Lighthouse Cafe. Ok. Čia dar vienas baras ir tas Seven Seas yra švediškas restoranas. Vieną kainą moki ir valgai. Ok. O, ir muzikantai groja dar. Na ką, išplaukėm kažkaip labai prieš laiką. 40 minučių anksčiau. Kažkodėl anksčiau išplaukėme. Plaukiam į Švediją, paliekam Klaipėdą, vėjas pučia gerai. Šiek tiek šalta netgi, sakyčiau, gaiviai. Tai va, plaukiam pro uostą. Reiks gal pavalgyti, kad nors, nežinau, šiaip tai, reikia apsukt vaizdą, ten geriau atrodo. Groja kažkas uoste. Užsidėt. Nu ką, valgom už daug pinigų. Neblogas maistas, bet nežinau, ką čia valgyti už 24 eurus. Statomai aš čia kaip šitas garvežys. Vėjas tik tai pučia. O, kinietiškai užrašyta. Chuan Ship International Company. O, aš ištiesiau kojas. Biškį pagulėsiu. 4-vietė kajutė be langų. Yra tualetas su dušu. Labai visiškai puiku, nuostabu, nepakartojama. Čia mano daiktai rozėtis. Čia yra šviesa netgi, pažiūrim. O, tiesiai man į mordą šviečia. Virš mane guli žmogus ir čia vienas dar šone bus. Dar miegot biškį per anksti, reiks dar pasvaikščiot, bet biškį pailsėt po vakarienės reikia.
būtų gerai naktį išeit pažiūrėti, bet mėgoti. Kaminoidė rūksta. Atėjom prie Švedijos krantų, plaukėm palei Švedijos krantus jau. Taip kad toj būsim už valandžykės pagal laiką, o gal ir anksčiau. Kažkaip jis apsisukinėja, man rodos dabar tas laivas, jau mes turbūt švartuosimės. Nes matau, kad sukasi aplinkui. Jo. Nu, žmonės gamyklos kažkokios, tai ten. Ir jo, jis žinai. Šukašim. Ką švartu? Ai va, čia turbūt. Įplauka prie plauka švartuosimės mes čia. Spėjom, einam žiūrėti. Va tenai va. Teta laina stovi. Ir DFDS priplaukė. Tai va ten mes matome už mano nugaros visą grožis. Nežinau, čia grožis bet šalta, čia atplaukiu žiemą, iš rudens į žiemą beveik. Nu ką, baigiam prisišvartuot turbūt. Ir išvažiuosim tenai. Nu, kažkaip išvažiavimas labai stringa iš to uosto Karlshamno. Labai jau lėtai juda čia eilės tos visos, siaubas. Metrą pajudi ir vėl išjungi variklį. Nežinau. Na, išvažiuosim kažkaip kažkada tai. Gal čia dokumentus dar tikrina kokius, aš tai net nežinau, kodėl čia toks stabdis vyksta. Pirmas kartas sužinosim. Stringai viskas. Lietuvis tikrina, norvegus praleidžia. Patikrino dokumentus, palinkėjo geros dienos. Gerai angliškai šneka visiškai laisvai. Be jokio net akcentą galvočiau, kad anglas. Beveik kaip aš tikras anglas. Ha! Funny. Gerai, gal reikia jungti navigaciją, nu dar pafilmuojam, nes daugiau čia kol kas niekur nėra kur išvažiuoti. Sako, kur važiuoji, sakau dirbti, kur sako Denmark, Sweden, sakau Sweden, Lord Driver. O, sako, okei. Have a nice journey. Dabar tik tai žinau, kad Švedijoje reikia nepažeisti kelių eismo taisyklių, nes galiu gauti velnių. 50 greitis, centrum. SKLK degalinė. Truck, diesel, ne, truck nereikia man. Man dirbtinis intelektas sakė, prie SKLK, kai būna kažkokios, tai dar pigesnis degalinės, kiek čia kūros, nežinau, nematau, čia truck. Gerai. Gal daugiau mes nefilmuojam nieko šią minutę, pafilmuosim kaip biškį prakūsim.
Dabar jungiamės navigaciją ir važiuojam. To jau pasipildėt kūro 24 litrus nuo Utenos sunaudojau. Visai tokia faina aikštelytė ir tik tai tuliko noriu žiauriai. Kur tulikas? Ant ežero kranto. O kur tulėtas? Miškai, ežerai.